Labas, žiūrovė, brangusis. Šiandien mano yra pirmas podcastas, tai yra Dominiko pirmasis podcastas su Hockey Punks kapitonu Roku Bacevičium. Labas, Rokai. Labas, Dominik, labas. Gal taip, bet pankiškai. Labas, jo. Pankiškai. Aš, jeigu galima, įsiterpsiu, ačiū, kad pakvietei, man labai didelė garbė, kad tu mane pasirinkai savo karjeros pradžios pirmų numerių, kur aš įsivaizduoju, kad ta karjera tavo tik tai įsibėgės ir labai sparčiai kilsi į kalniuką, kaip sakant, tai aš tau to ir linkiu. Man labai keistas momentas buvo, kaip sakei, kad Rokai, tu ramiai, viskas bus gerai. Tai tu man gal trumpai gali pasakyti ir prisistatyti, iš kur pas tave tiek drąsos ir iš kur pas tave tiek minčių. Ta drąsa iš tikrųjų atsirado, kai man buvo 11 metų, kažkur pradėjau visko bijoti, bet staiga momentu supratau, kad nieko nereikia bijoti, reikia viską bandyti ir jeigu nebandysi, nieko niekada nebus, nieko nepavyks ir tai galbūt yra pagrindinė priežastis, kodėl dabar esu čia. O, taigi mes šiandien kalbėsim su Roku ir apie ledo ritulį, ir apie problemas. Problemas kokias? Gyvenimiškas? Tai jo, tai pirmas toks Rokai klausimas, kokią skaitai knygą šią vasarą? Dar nuo mokyklos laikų, Dominikai, nebūsiu tau geras pavyzdys, knygų aš neskaitau daug. Aš irgi. Ir tu? Turi, matai daug ką bendro. Knygų šią vasarą neskaičiau, žinok, neturėjau kada, mėgaus gerų orų, džiaugiausi draugų draugiją, žodžiu, leidau savo pailsėti. Jo, o dabar toks klausimas tau, kaip susipažinai su ledo ritulį? Ir kokia buvo istorija? Kai nuėjai pirmą kartą galbūt į treniruotę arba dar kažkas tokio panašaus? Kadangi mano gimtasis miestas yra Elektrėnai, tu jau turbūt šitą žinai, kaip sakei, mane gerai prastudijavai, susirinkai informaciją, tai Elektrėnuose nebuvo daug pasirinkimų. Elektrėnai buvo tas, kur tu gimėjai, tu esi berniukas ir tu turėjai į ledo ritulį, bent jau jį pabandyti šitą sportą. Tai lygiai taip pat. Ir mano atveju buvo, mano dėdė buvo ledo ritulio teisėjas, jisai man padėjo surasti pirmąjį trenerį, nuvedė į pirmą treniruotę. Aišku, tėvai prie to prisidėjo su didelė iniciatyva ir taip startavau, man buvo viso 5 metai, tai buvau labai jaunas. Jo, savo karjerą tu pradėjai Energijoje, Elektrėnuose antroje komandoje. Ir po to debiutavai Lietuvos 18 rinktiniai. Kokia buvo garbė tau žaisti Lietuvos rinktiniai? O 18? Geri klausimai iš tikrųjų. Labai puikiai pasiruošęs, tu šaunuolis. Rinktinė man buvo svarbus žingsnis, buvo siekiamybė. Tai buvo galbūt ir įvertinimas to, ką tu darai kiekvieną dieną, tai vadinasi, eini į treniruotę, sportuoji. Kaip ir tu sakai, svajoji, kažkokias pildai savo svajonės, ne? Tai man lygiai tokia pati buvo svajonės išsipildymo momentas, kada aš patekau į Lietuvos rinktinę. Tai buvo tikslas, kurio siekiam ir galiausiai pasiekėm. Tai tikrai buvo svarbu. Jo, po to dar žaidėjai Energijai, bet po to turiu tokį vieną dalyką, kad 3 mačiau žaidėjai Charlie Pizza Kaunas. Kaip tu gali paaiškinti? Paaiškinimas paprastas. Charlie Pizza labai skanias pizzas kepia ir mane papirko pizzom už tai. Tuo metu. Jo, tai dar buvo žaidęs Elektrėnuose toliau ir 2013 metais perėjai į Hockey Punksus. Kaip tą prispaudimą priėmei pereiti į Vilnių, atvykti į Vilnių čia, žaisti, susipažinai su nauju miestu? Kokie buvo tavo pirmi įspūdžiai apie Vilnių? Apie Vilnių. Aš dar noriu truputį grįžti prie Charlie Pizzos. Tai nebuvo labai lengvai pasiekiama informacija. Tai tu gal gali pasakyti, kas tavo yra šaltiniai, kad taip gerai pavyko apie mane paanalizuoti. Elite Prospect. Elite Prospect, šaunuolis, gerai. Gera platforma susirinkti informaciją apie žaidėją. O dabar galim vėl sugrįžti prie Hockey Punks. Jo, tai kaip atvykai į Vilnių ir susipažinai su tais Hockey Punks? Taip, tai baigiau mokslus Elektrėnuose.
įstojau studijuoti Vilniuje, kitaip tariant, persikėliau gyventi į Vilnių ir sulaukiau skambučio iš klubo vadovo su kvietimu galiausiai man atvykti į treniruotę ir prisijungti prie bendruomenės. Tuo metu bendruomenėje buvo tokie žymus vardai ir Gabrielius Svaras Liaudanskas, gal esi girdėjęs, vis tiek žinai, galbūt ir muzikos tokios klausai nedar. Ir daug kitų asmenų, tai buvo faina prisijungti. Hockey Punks komanda buvo tokiam gal for fun formate, buvo gera atmosfera, nebuvo iškelti kažkokie sportiniai tikslai, ten buvo grinai tiesiog toks laisvalaikio praleidimas, nieks negalvoja ir niekada nemąstė, kad tas klubas gali nueiti iki to, kiek dabar jisai jau yra šiai dienai. Tai labai, žinok, kaip tu sakei, ramiai, smagiai pasijuoksim, pasidėsim, tai lygiai tokiu pačiu principu, žinok, aš nuėjau ir į Hockey Punks bendruomenę. Tiesiog gerai praleisti laiką. Jo, tai matant tavo karjerą, po to dažnai tiko Hockey Punks, bet biškį ėjau į Facebooką Hockey Punks istoriją ir tu 2019 metais, rugsėjo 19 diena, tai yra lygiai prieš 4 dienas, tu buvai sugrįžęs į Hockey Punks. Kiek aš esu matęs tavo statistiką ir kaip, kur tu žaidėjai, būtent pagal šaltinį šitas Elite Prospects, tu visą laiką buvai Hockey Punks. Kas ten buvo tokia, kad tu sugrįžai atgal? Gal gali biškį priminti? Aš niekada nebuvau išėjęs iš Hockey Punks klubo. Ten vyksta tokie iš registravimo, iš įregistravimo darbai. Tai ne darbai, o procesai. Tai jeigu aš teisingai pamenu, aš stipriai susirgau ir pritrūko vietos komandui įregistruoti. Negaliu, Dominikai, žinok, tiksliai pasakyti, kokia situacija buvo, bet faktą nekeičia. Niekada to klubo nebuvau palikęs ir dar, kaip sakyti, šiai dienai nepalieku ir nepaliksiu, tikiuosi dar ilgai. Tai 12 metų atgal, kaip pasirodžiau tame klube, lygiai taip pat ir šiandien esu tame klube. Jo, tai 2021-2022 metais sezone buvo istorinis sezonas, jūs laimėjote Lietuvos čempionatą, kur tavo statistika buvo labai gera, kur tu per 20 mačų įmušė 4 įvarčius ir atidavė 16 rezultatų perdavimų. Ar tas sezonas yra magiškas tau pačiam kaip laimėjus trofėjui? Aišku, ne tokio aukšto lygio, kaip žiūrėjau dabar, bet vis tiek tai buvo kažkoks tai trofėjas, kažkoks tai pasiekimas. Tu labai geras sporto žurnalistas, iš karto tai galiu pasakyti, nes tu kaip priminėjai tą sezoną, man net, žinai, šiurpuliukai eina per kūną, nes kaip ir tu pats sakai, tai buvo istorinis įvykis, istorinis sezonas, dėl to turbūt ir rezultatai buvo tokie, kaip tu sakai, kaip ir išskyrė, mano rezultatus būtent tų metų, jie buvo geri, turbūt labai gerai užsibrėžtas tikslas buvo tapti Lietuvos čempionais. Istoriškai niekada nebuvom to pasiekę. Labai buvo didelis noras, labai buvo gera komanda, labai buvo geri žmonės aplink. Ir mums tai pavyko padaryti. Tai žinok, tą dieną atsiminsiu tikrai labai ilgai. Kaip ir tu turbūt šią dieną atsiminsi irgi ilgai, nes tai tavo pirmasis interviu. Jo, o primink, ar jūs laimėjot kokie arenai? Man atrodo, kad ne Vilniuje jūs laimėjot tą čempionatą, kur pakelio taurę. Tu teisus, mes taurę iškėlėm Elektrėnų ledo rūmuose. Tai man buvo toks prieš gimtąjį miestą iškelt taurę čempionų su kita miesto komanda. Tai buvo toks irgi įdomus momentas. Jo. Tai po to laimėjimo jūs žaidėt Latvijos ir iki šiol žaidžiat Latvijos ledo ritulio lygoje, kur pas tave jau nėra tokių gerų, galima sakyti, statų, bet vis tiek kažkiek įmuši, mažai, bet vis tiek kažkiek atiduodi ir tas džiugina, bet kaip pasivėjau, kad dabar esat paskutinė vieta ir vakaram tada buvo Rygoje ir Taline. Žiūrėjau, ir pralaimėjot 2 rungtynės abi. Pirmas rungtynės, kur buvo pirmas kėlinys, startavot gerai, o po to pralaimėjot. Tai galbūt gali paaiškinti,
ta Latvijos lyga yra biškiai kitoks lygis, ar jums kiekviena pergalė toj lygoje yra jau toks kaip pasiekimas? Taip, labai puikiai dar pagirsite, surenki greitai informaciją, tik atrodo grįžom iš Talino ir tu viską puikiai tą informaciją susirinkęs. Apie šią lygą, ką galėčiau pasakyti, tai iššūkis nemažas, mums kaip Lietuvai, kaip krepšinio šalies atstovom, ta prasme, kad kaip krepšinio šaliai, tai mums bendra ledo ritulio lyga su Estija ir Latvija mums yra geras iššūkis. Lygis yra gerokai stipresnis, negu turėjom tik Lietuvos čempionatą Lietuvoje. Tai natūralu, kad prie to turi prisidėti, čia Dominikai labai daug dalykų. Ir finansiškai tu turi būti stiprus. Ir turi ruoštis visai kitaip. Turi fiziškai daugiau dėmesio skirti pasiruošimui, turi daugiau laiko į tai investuoti. Tai, gera lyga, mes to laukiam, nes Lietuvos čempionatas jis buvo iš kitos pusės jau ganėtinai nuobodus. Ir tie patys priešininkai pastoviai, jie mums nebebuvo taip įdomu žaisti tarpusavį. Tai bendra OHL lyga, jinai taip reikalauja daug laiko, reikalauja daug pasiruošimo, reikalauja daug finansų, reikalauja daug strateginių visokių pakeitimų, bet jinai įdomi, mes džiaugiamės, kad mes ten prisijungiam ir tikimės, kad su laiku mūsų rezultatai tik gerės. Jo, tai dabar galim greit paliesti apie fanus, nes toks dalykas kaip pas mus nėra publikos ledo ritulis. Kiek eina žmonių žiūrėti varžybas, kai žaidžia Vilniuje pramogų arenoje? Ar jų yra daug, ar jų iš vis nėra, ar jų yra mažai? Ir ar nors kartą buvo soldautas arenoje? Arba kažkas panašaus, kad atėjo tokie, neblogai žmonių. Okay. Geras klausimas apie žiūrovus, tai yra svarbi šio sporto dalis, tai yra fanai, žiūrovai. Jeigu negalėjom pasigirti gerais rezultatais sportinė prasme, kaip ir pats sakėjai, kad užėmėm ir paskutinę vietą praeitais metais, nebuvo jie tokie geri, kaip mes norėjom, bet pagal susidomėjimą ledo rituliu mūsų Hockey Punks klubas, jisai buvo lyderiaujantis klubas, mes daugiausiai žiūrovų rinkdavome iš visų apskritai komandų, netgi ir kas yra nesuprantama, žinant, kiek Latvijoje ledo ritulys yra svarbus ir įdomus žmonėm. Tai pas mus buvo, dabar nežinau, ar nesumeluosiu tau, Dominikai, bet man atrodo apie vidutiniškai 700 žmonių per rungtynes, taip pat paėmus vidurkį per visą sezoną. Tai sakyčiau visai neblogai. Tarp kitko, tau reikėtų irgi turbūt pas mus apsilankyti. Pats laikas, ar buvo į mūsų... Iš karto galiu pasakyti, kad nemokamo bilietų nepriimu. Pirksiu, su vienas rungtynės pažiūrėti, kad nežinau, kažkokia Rygos komanda, galbūt kita komanda. Tai mes tavęs labai lauksim. Jo, tai kažką galbūt yra aikšteliai pažiūrėsiu, kaip žaidi, kaip pasirodo, kaip tavo komandos draugai pasirodo. Jo, tai gerai. Ir dar toks vienas dalykas, greit paliesim apie mašinas. Pats dirbi mototojui, kaip mašinas atėjo tavo gyvenimą? Irgi toks klausimėlis apie mašinytis. Kaip mašinos keitė mano gyvenimą. Žiūrėk, mašinos visų pirma gali būti skalbimo, gali būti siuvimo. Reiktų sakyti automobiliai. Automobiliai, gerai. Okay, gerai. Yeah. Kaip keitė automobiliai mano gyvenimą? Automobiliai yra mano pragyvenimo šaltinis, mano duona, tai viskas labai paprasta. Pardavinėjom automobilius ir tada galim, kaip sakant, žinai, ir daugiau savo kažką leisti, tai yra mano darbas, toks, kur, nežinau, dabar tavo galbūt, kaip suprantu, eisi žurnalistikos linkme, tai lygiai toks pats bus... Norėčiau. Norėtum, tai va. Tai norėčiau, bet
Kaip nenoriu, bet noriu. Bet tau, žinok, labai gerai sekasi. Jo, tai Pradžią ačiū. tu turi ir labai anksti. Kiek tu man sakei, kai viskas prasidėjo, man buvo 11 metų, aš apie tai pagalvojau, kiek tau šiandien? 12 jau. Jūs rimtai čia? 12 metų. Jūs juokaujat. Jūs juokaujat. Dabar šitą reikia šimbiškai. Ne. Dar atsiprašau, man labai prieš, kai tu paskambinai, tai buvo labai netikėta, tai buvo visa valanda turbūt prieš mūsų dabartinį pokalbį. Kai tu paskambinai ir aš net, žinai, pradėjau čia jaudintis, kažkaip, aš suprantu, kad pradžia, kaip tu manai, į kokią mes orientuojamės auditoriją? Kiek tūkstančių žmonių mus dabar žiūri, arba kiek tūkstančių žmonių tu manai, kad tave žiūrės po kokių, nežinau, po metų? Po metų, jeigu taip pat dirbsiu, jeigu bus panašus svečiai, jeigu bus dar įdomesni svečiai, ten dar tokie žymesni, tai aš manau, kad iki 10 tūkstančių peržiūrų susirinkti tikrai galiu. Aš tau to labai nuoširdžiai linkiu, kad svarbu nesustotum, varytum, idėjų tu turi daug. Labai daug, aš turiu labai daug. Iškalbos tu turi dar daugiau turbūt ir aš tau to labai linkiu. Jo, tai dabar toks greitas Q&A padarysim 5 minučių. Tai ką, tokie bus random klausimai, po to bus ir juokingų klausimų. Tai visų pirma, pizza ar pasta? Greitai. Ai, čia greitai. Gerai, tada įmu pastą. Ok, Vilnius ar Elektrėnai? Vilnius. Gerai, krepšinis ar futbolas? Jokio krepšinio, tik futbolas. Tai gerai, lietuvių kalba ar matematika? Lietuvių kalba. Ok. Kokios yra tavo 3 mėgstamiausios spalvos? Pagalvok, labai rimtai. Juoda, raudona, balta. Malodėts. Pagarba tau. Ačiū. Pagarba tau ir dabar toks klausimas apie komandą. Kas yra fainiausias, juokingiausias žaidėjas tavo komandoje? Rūbiniai arba aikštelė arba už aikštelės ribų. Kas yra tas žmogus, kuris gali palaikyti tom tokį juoko formą judesio komandai? Tai labai svarbu, rūbiniai, bet aš turbūt šitam klausime būsiu kaip mama, ne? Kur negali išsirinkti vieno mylimiausio vaiko. Nors iš kitos pusės žiūrint, tai toks atsakymas niekada nebus įdomus, ne? Tai rūbinė Hockey Punks, jinai, tiek kiek aš toj komandai esu, jinai labai linksma visada. Ir per 12 metų labai pasikeitė žmonės. Tai nors ir daug turim senbuvių, bet atsirado daug naujų veidų, tai dar negaliu tavo atsakyti. Bus įdomu, gal galiu pasiprašyti pas tave į podcastą po sezono. Jo, po sezono. Ir aš tau tada į šitą klausimą atsakysiu. Jo, o kada sezonas baigėsi? Sezonas baigsis priklausomai taip, kaip mums seksis jame žaisti, bet teoriškai mes galim su tavim pratęsti šios klausimus, aš manau, kokį balandį. Ok, tai antra dalis. Žodžiu, žiūrovai, laukit, mes tikimės kiek tūkstančių žiūrovų. Tai tikimės nemažai žiūrovų, pat kiek manim dar bus daug ir iš tavo komandos, ką pasikviesiu, tai pat kiek manim užsiknysiu. Aš tau tada linkiu kantrybės o šiaip, ką norėtum pasikalbinti iš mūsų komandos? Gal tu gali vardinti? Šiaip labai norėčiau, kad sugrįžtų Kieras, su juo pasikalbinčiau, o va šiaip kaip tau Kieras? Ar sako nežinau, kažkokius kiksmaždžius per mačą, kai tu, Rokai, ką tu čia darai, tai kad pasą duot reikia, Rokai, offside'as, Rokai, gingis. Yra tokio, ar ne? Yra labai daug tokio. Matau, analizavai ir trenerio, ne frazės. Aš su juo buvau, aš su treniravosi, taip pat tiek mane žinau. Aš manau, kad daugiau keiksmažodžių ten būna negu... Jo, bet prieš publiką dabar kažkoks ten 12-metis, kažkoks narglys sako keiksmažodžius, tai nelabai būtų mano karjeros pradžiai. Tai jo, kažkaip gal,
kaip tu išsidavai ką tik auditoriją, tu planuoji ten 9-mečius, 10-mečius, nelabai galiu keiktis, bet Kieras nekartą pasako blet. Šitą žodį matau, girdėsiu ne kartą ir gal pats karts nuo karto pavartoja, ne? Kai klasiokai užknisa, ką tu darai? Nu, anksčiau ir vėliau turbūt. Jo, anksčiau ir vėliau. Ką manau apie Kierą? Kieras, Kieras per tiek metų iš trenerio statuso jisai tapo mano draugas, mes labai gerai viens su kitu bendraujam, labai gerai viens kitą suprantam. Ir viskas fainai. Kierai, linkėjimai. Jo, tai... Jo, Blet. O biškai, ne šitą kamerą yra, ar ta? Jo, tai šitą. Tai Kierai, tau linkėjimai ir svarbiausia, per varžybas neprimušk roką. Jis viską dataro gerai. Jo, tai... Jo, tai tada apie Hockey Punks dar galim biškai pašnekėti. Pats lankiau ledo ritulį metus ir pažįstu dar labai daug žmonių, kurie lanko iki šiol ledo ritulį. Kaip manai, ar gali kažkokia būti šviesiai ateitis ledo ritulį? Tai tu man atsakyk dabar, Dominikai, tu minėjai, tu lankiai ledo ritulį. Metus. Gerai. Aš suprantu, kad tu pastebėjai, kad tu turi talentą galbūt tapti sporto žurnalistu ar šiaip žurnalistu, ne? Bet šiaip pasakyk, kokios priežastys buvo, kad tu metėjai ledo ritulį žaisti? Nes aš suprantu, kad tu jau nebežaidži. Jo, aš nebežaidžiu jau 2 metus, tai pati pagrindinė priežastis buvo dėl to, kad aš pamėgau tuo metu futbolą. Aš dabar esu į krepšinio sferą įsitraukęs. Ir dar ko buvo nepatogu, dėl ko nelankiau ledo ritulio, tai dėl to, kad turėjau labai blogą tvarkaraštis buvo, nes man tada buvo pamokos labai sutapęs su ledo ritulio, aš todėl negalėjau eiti. Ir dėl to užsidarė viskas, labai gaila, kad taip nutiko, nes kažkiek norėjau su to noro lankyti, bet su to tvarkaraščiu labai nesuėjo. Pamačiau futbolą ir dabar lankau jau 3 metus. Futbolą? Jo, futbolą, o neseniai, ketvirtadienį, buvau krepšinio pasimandyti. Naujas sportas, tai labai patiko. Labai gerai žaidžiu, manau. Tau patarimas sekančiam pašnekovui, niekada bendraudamas su ledo ritulininku, neminėk, koks geras sportas yra krepšinis. Gerai, sutarėm? Jo, aš žinau, kad jeigu kalbinsiu Kierą, aš vis nieko negaliu sakyti blogo, nes aš žinau, kad man bus blogai. Nuo Kiero? Ne, Kieras, žinok... Na, jis geras žmogus. Geras žmogus. Mes turime gerti labai gerą žmogus. Suorganizuosim tau Kierą. Jo, Kierą tikrai suorganizuosim. O tu neužbaigiai minties, tai vis tik tai sekantis pašnekovas yra tik tai Mindaugas Kieras. Ar kažką dar iš komandos galvoji? Kieras tikrai bus iš tų kitų, bet aš noriu kažkaip iš tavo komandos draugų pakalbinti, tai surasiu, galbūt parašysiu, paskambinsiu, jeigu sutiks, tada galbūt ne čia matotojai kažką padarysim. O dar turiu... Jo, mes šiaip matotojos šiuo atveju Atleksuose mes esam, tai šios patalpos tavo podcast'ui tai tikrai adaros. Tai tada ačiū labai už tai. Ne, tai man tai tikrai, kaip sakėm, mums malonu, ne tik iš Hockey Punks pusės, bet ir matotojai labai, tu pasižiūrėk, studiją turi, pirmas podcast'as studiją turi, pašnekovą suradai, kaip sunkiai tu mane suradai, gal gali prieš istoriją papasakot? Prieš istoriją. Norėjau daryti podcastus ir man sakė tėvas eiti prie Čiaponio po krepšinio rungtynių, sako, satikėm kažką, žinai, kad nori podcastą. Ir aš biškiai taip suabėjau, kad ar man Čiaponis toks dėdas su pilvu storas leis kažką padaryti, kuris sėdi per savo kamą podcastus. Na, kad čia tas neturi to, bet mes čia... Na, kad tas turi geriausią gynybą, čia jau negalima vesti. Jo, aišku. Tai tikrai su Čiapu šnekėtis dabar nenoriu. Nors jam visą pagarbą tikrai geras. Bet aš manau, žinok, nei kiek nebijoju, kad jisai šitą tavo improvizaciją tikrai pamatys. Pastebės. Tai perdok jam linkėjimai. Jo, tai Čiapai tau linkėjimai. Ir jeigu norim, parašyk man, o ne aš tau rašau.
Susitiksim. Bet žodžiu, jau pavėlavau. Tai jau. Čiapas, jeigu tu pats jau Jo, pažiūrėk studiją. Čiapas tokios studijos neturi. Tai jis, ką ten dabar dirba, tose basketniuose, man kabuoska. Lemia, tu šaunuolis. Jo, ir, nu ką dar. Tai gerai, tada grįžtam prie Q&A vėl. Tai kokią esi gavęs blogiausią dovaną per gimtadienį, nežinau, kalėdas? Tavo blogiausia kokia buvo dovana? Koinės? Nemėgstu. Koinės, gerai koinės, žinok, man koinės tinka, žinok. Kas, nu neįdomu, kažkokie čekiai neįdomu, ne, turbūt, nu gauni čekiai, nu ką ten nei emocijos, nei, nu toks kažkoks, ne. Kažkoks ten. Čekiukas, ne, svarbus, kokį esi nukeliavęs, galbūt pamatęs gražiausią miestą užsienį, ne Lietuvoje. Užsienį, užsienį, Monakas patiko. Buvai Monakas? Ne, nebuvau. Dar nebuvai, ne? Bet manau, kad tu ten ir podcastą su laiku nufilmuosi. Su kažkitam Mbappé, kai reikės vasaros atostogos atvažiuosi. Nesismulkink su Mbappé. Nežinau, man Tenerife labai patinka. Labai patinka, aš ten buvęs daug kartų. Dabar skrisiu į New Yorką greitų metų. Tikiuosi kažką pamatyti įdomesnio. O kas tau, pavyzdžiui, koks gražus miestas? Man tai... Aš čia buvau, tai man kažkaip, nežinau, labai patiko Minchenas dėl metro, dėl to jausmo, kad yra metro, nors buvau, kai man dar buvo 10 metų, bet vis tiek. Tai čia primink 10 metų, kada buvo? Prieš 2 metus. Bliamba, koks tu jaunas. Koks tu jaunas ir kaip tau viskas dar prieš akis. Ja? Nu, tai va, aš atsimenu, žinai, man taip sakydavo irgi kiti, taip. Ai, tu tai jaunuolis, ai, tu tai čia 94 metų, žinai, ir taip, aš taip, ai, visada jaunas, ir dabar žiūriu, man 30 metų ir aš galvoju, kad man, taip, aš nesu senas, bet galvoju, kad kaip greitai viskas praėjo ir... Pas mane irgi viskas greitai praeina, išskyrus matematikos pamokos. Iš kur jūs tą vaiką ištraukėte? Kur? Aš galvoju, kad čia, lemą. Dublis 2. Ok, ką? Tai... Tai ką, kaip suprantu, podcastas link pabaigos, aš tau dar kartą labai noriu padėkoti, kad aš buvau tas garbės svečias ir... Pats pirmas pasirinkai mane, man tai daug reiškia. Aš pasikartosiu, bet tu tikrai dar toli nueisi, svarbu nesustok, spausk tėvą, kaip sakėjai, kad toliau, žinai, tave palaikytų ir ką, ir varyk, ir aš tau savo ruoštų noriu padėkoti tuo pačiu ir padovanosiu aš tau, žinai, kas yra šaiba, lankiai ledo ritulį, tai Dominiko ritulys, Hockey Punks, man garbė, Dominikai. Jo, ačiū tau. Ir prašau, tau ritulys. O tokį va. O tokį. Įsiminsi. Gali kamerą.